Sveiki, esu Matas Janarauskas ir šiandien noriu pristatyti dažniausiai lengvosios atletikos sporte patiriamas traumas. Turinys. Kas tai yra? Apibrėšim, kas yra traumos, kokių traumų dažniausiai pasitaiko, pasiremsiu sporto pasaulio patirtimi, taip pat asmeninės traumos patirtimi ir kaip išvengti traumų ir apibendrinsime. Taigi, pastarąjį amžiaus ketvirtį populiarėjantis sportas, skirtas poilsiui ir jėgomis atgauti, užtikrinantis gerą fizinę formą ir sveikatą, prilyginamas revoliucijai. Tačiau sportą ir fizinį aktyvumą lydi neigiamas bruožas - traumos. Kiekvienais metais daugėja sportuojančių žmonių, todėl atsiranda rizika gauti traumą ir būtent dėl šios priežasties būtina sutelkti dėmesį traumatizmo profilaktikai ir tinkamam sportinių traumų gydymui. Kas yra traumos? Tai sportinė trauma tai viena pagrindinių priežasčių, dėl kurios sportininkas negali dalyvauti varžybose ar kitose fizinėse veiklose. Plintant aktyviam gyvenimo būdui, sportinių pažeidimų problema tampa vis aktualesnė ir kasdieninėme gyvenime. Tačiau traumų gali būti ir ne tik sportinių. Tai yra labai platus dalykas, kuris šakojasi į visas puses. Nuo sportinių iki nesportinių ir netgi iki psichologinių. Tai kokių traumų dažniausiai pasitaiko būtent lengvojoje atletikoje? Tai pirmiausia, raumenų įtempimai ir plyšimai, ypač dažni bėgikams, kurie gali patirti raumenų sužalojimus, ypač keturgalvių raumenų srityje. Sąnarių traumų daug būna, pavyzdžiui, kelio sąnario sužalojimai, tokie kaip menisko plyšimas ar kryžminio raiščio traumos. Taip pat ir linksniškiai achilo sausgyslės traumos, pėdos ir čiurnos sužalojimai, perkrovos traumos. Į šitą būtent traumą labai yra silpnai žiūrima ir, galima sakyti, net labai greit pamirštama. O iš tikrųjų labai reikia tiek žinoti, tiek suprasti, tiek jausti savo kūną, kad išvengti būtent šitos traumos. Taip pat vienas iš retesnių, bet aišku irgi pasitaikančių traumų - krūtinės raumenų sužalojimai. Tai jie gali atsirasti atliekant šuolius arba mėtant diską ar kokį kuolą. Tai asmeninė pasaulio patirtimi remsiuos Lamonto Marcelo Jacobso karjera. Tai kas jis toks? Jacobsas yra Italijos profesionalaus lygio lengvosios atletikos sprinteris. Jisai yra 2021 metų olimpinis čempionas 100 metrų ir 4 po 100 metrų estafetės distancijoje. Taip pat ir daugkartinis Europos čempionato prizininkas ir čempionas. Šie sportiniai pasiekimai ne tik išgarsino jo vardą pasaulyje, bet ir užmotyvavo tokius kaip mane, ir kitus sportininkus toliau siekti savo tikslų ir niekada nenuleisti galvos. O traumų jis turėjo tikrai daug. Tai 2017 metais dėl nugaros traumos privalėjo mesti šuolį į tolį rungtį ir pereiti į sprintą. Tuomet 2021 metais, olimpiniais metais, traumų sumažėjo, bet visos nedingo. Vėl tvarkėsi nugaros traumą, aišku, tai jo nesustabdė ir jis vis tiek tapo olimpinis čempionas. 2022 metais turėjo dešinės kojos galinio raumens plyšimą ir galiausiai praeitais metais, 2023, išsigydžius dešinę koją, vėl galinį nusiplėšė, o kojo visą žiemos sezoną atsistatymui. Tačiau vasarą
nepasirodė per geriausiai. Kokios to pasiekmes? Dėl šių traumų, kaip kada didelių, kaip kada mažesnių, Jacobsas buvo priverstas praleisti keletą sezonų, tiek vasaros, tiek žiemos. 22 ir 23 metais vykusiuose pasaulio čempionatuose bandė dalyvauti, bet nepavyko. 22 metais jisai net neprasibrovė į pusfinalius, o 23 į pusfinalį prasibrovė, bet į finalą nepavyko. 2022 metų čempionate nedalyvavo iš vis, nors žiemą laimėjo pasaulio čempionato 60 metrų rungtį, įveikdamas šios distancijos gautą Kristijaną Kolmaną. Ir 23 metais pavyko sudalyvauti ir prasmuko iki pusfinalio, o į finalą nepateko. Tai Jacobso žodžiai apie traumas iš tikrųjų mane labai užmotivavo, kai pats turėjau silpną traumą, bet vis tiek trūko tos motivacijos toliau gydytis ją ir motyvuoti save ateičiai. Tai cituoju, esu žmogus, nuolat verčiantis savo kūną atiduoti 110% per prakaitą ir išsekimą, savo kraują ir ašaras kiekvieną savo gyvenimo dieną, kad pasiekčiau savo iššūkius ir tikslus. Aš susiduriu su savo demonais, bet susidūriau su daugeliu ir pasiekiau pergalę. Aš grįšiu, įveiksiu kliūtis, kurias gyvenimas iškelia man, aš galiu tai padaryti. Neleisiu niekam trukdyti man svajoti ir kovoti, kad patekčiau ten, kur turiu būti. Kaip gydėsi Jacobsas savo traumas, tai kaip ir visi, manau, aukšto lygio sportininkai, tai vandens reabilitacijos, kineziterapinių pratimų darymai, daugybė masažų, lengvi techniniai bėgimai kraujotakai ir, aišku, raumenų nesusilpnimui. Ir traumuotos vietos stiprinimas, aišku, kad tai nepasikartotų. Asmeninės traumos. Na, asmeniniam traumam pasigirti tikrai negaliu, nesu patyręs kažko tai labai rimto, kas man aukotų visą sezoną, tačiau prieš 3,5 metų turėjau nugaros traumą, tai sparčiai išaugau visus 10 centimetrų, o nugaros ir kiti raumenys tiesiog nespėjo vytis. Ją gydžiausi darydamas reabilitacinius pratimus, daug plaukiojau, masažą dariau, na ir stengiausi neapkrauti dideliais krūviais. Ir vat prieš 1,5 metų kažkur buvau įsiplėšęs dešiniosios čiurnos raiščius stovykloje. Tai taip pat dariau reabilitacinius pratimus, vengiau didelio krūvio ant kojos, aišku, ir viską labai greitai įsigydžius, sezonas vis tiek tapo ganėtinai sėkmingu. Na, ką reiktų daryti, kad išvengti tokių traumų? Tai pirmiausia, ir jaučiu vieną svarbiausią, tai teisinga technika, mankštintis teisingą formą, ypač atliekant pratimus, kurie reikalauja didelių pastangų. Jei nesate tikri, kaip teisingai atlikti pratimus, verta pasitarti su treneriu, su specialistu, su žmogu, kuris išmano tai. Tuomet būtinai geras apšilimas ir atvėsimas. Prieš pradedant bet kokią fizinę veiklą reikia atlikti apšilimo pratimus, kad paruoštumėte savo raumenis ir sąnarius, o po treniruotės atlikti atvėsimo pratimus, kad sumažintumėte raumenų įtempimą. Progresas, aišku, kaip ir sakiau, neperspausti savo kūno, tai neperkrauti savęs, didinti treniruočių intensyvumą arba trukmę palaipsniui, po truputį, kad kūnas turėtų laiko prisitaikyti. Toliau reiktų ir tinkamos įrangos,
tinkama sporto įranga ir avalynė, tai sumažintų traumų riziką. Pavyzdžiui, sportuojant bėgimo avalynė turėtų būti patogi, tinkama jūsų pėdos tipui. Taip pat, aišku, ir kitose sporto šakose reikia tiek vat, apsaugų, tiek tenais pirštinių kokių. Nu, už vienu žodžiu, tikrai reikia geros įrangos, turi būti kokybė. Raumenų stiprinimas. Įtraukite jėgos treniruotės, kad sustiprintumėte raumenis ir sąnarius, sumažindami traumų tikimybę. Atsistatymas labai svarbus tiek profesionalaus, tiek neprofesionalaus lygio sportininkams. Tai nepamiršti suteikti savo kūnui pakankamai laiko atsistatyti, reabilituoti po treniruočių, nes perdegimas ir nuovargis gali stipriai padidinti traumų riziką. Hidratacija ir mityba labai svarbu irgi. Aš šito pradėjau domėtis ir naršyti tik tais ne per seniausiai, nes galvodavau, čia nesvarbu, daug kalorijų išdeginu, tai daug reikia suvalgyti, bet tikrai gerint pakankamai vandens ir vartojant subalansuotą sveiką mitybą, tikrai atsparumas traumoms sumažės daug. Na ir klausyti savo kūno, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, tikrai nedelsdami sustokite ir pasitarkite su gydytoju arba sporto specialistu. Apibendrinant, traumos tai negerai, jos nepatinka ir nepatiks niekam, tačiau jos turi labai gerą pamoką ir stiprų valios patikrinimą. Traumos pamoko, kas buvo daroma blogai, kas buvo prieita iki trauminės situacijos, ko to pasiekmė. Iš tokių pamokų reikia pasidaryti išvadas ir nereikia kartoti, aišku, ateityje. Ir traumos tikrai patikrina valią, kas nori išgyti, turi turėti tiek smarvės, kaip mano trenerė sako, nepasiduoti, skirti laiko reabilitacijai ir sugrįžti dar daug ženkliai stipresnių fiziškai ir morališkai. Tai va, čia yra naudojami informacijos šaltiniai, asmeninės žinios, patirtis ir kiti. Ir ačiū.